Žinai, darbininkai, didelė baimė, darbininkai, žinai, darbininkai, jo, darbas, įrengimai, dideli įrengimai, Half-Life'o principas, Half-Life'o principas, žinai, dideli įrengimai. Jo. Ką aš noriu tam pasakyti, tai yra labai didelė moterų baimė. Visa civilizacija yra didelė moterų baimė. Tai va. Suprantat, visa jūsų administracija, žinai, tai yra didelė, žinai. Administracija yra labai paprasta. Visi šikniai ir visi blogi, žinai. Administracija yra šikniai ir tiesiog, žinai, mirtis. Administracija yra mirtis. Tai va, žinai, aš daviau skambutį tokiam žmogui, kuris atsiliepia kaip policijos pareigūnas. Ir tiesiog, žinai, kuris atsiliepia kaip policijos pareigūnas. Žinai, jis kalbėjo grynai, žinai, kaip policininkas. Žinai. Va, aklavietė. Visa ta sistema, konkrečiai koms reikia. Persekiojimų, žinai, dar kažkas. Aklavietė. Visa ta sistema būtent tai, kas, žinai, yra vadinama, būtent kokios jums pagalbos reikia, kur jūs dirbat, žinai, jie identifikuoja, žinai, būtent tai yra sistemos atmetimas. Tas pareigūnas, kuris iš tikrųjų buvo kaip konsultantas, reiškia sistemos atmetimą. Jo. Tos socialinės tie darbuotojai įmonės yra tiesiog priemonė, tai yra būtent socialinis atmetimas. Va būtent. Ir visa tai yra grįsta paprastume, kad mūsų miestas yra tiesiog tik ta vieta, kur būtų galima gyventi. Tiesiog kur gyventų. Esmė yra gyvenimas. Bet žinai, prekybos centrai, jų produkcija, žinai. Prekybos centrai ir jų produkcija. Va tai yra blogis. Jo. Tai yra būtent mano ateities graži apranga. Suprantat, baimė tai yra labai graži apranga. Grožis, graži moteris yra didelė baimė. Tai va, graži moteris yra, turiu ne tai, kad graži, bet žinai, tos, tiksliau, puošmenos, kurios puošia moteris, yra didelė baimė. Ir tai yra jaunimo principas. Jaunimas yra pabaiga to, kad tai tiesiog yra civilizacijos baimė. Tai va, gražus jaunimas yra tik pabaiga. Ir jam negali būti leista gyventi. Va būtent. Jam negali būti leista gyventi.
nes tai yra tik pabaiga. Gražus jaunimas yra tik pabaiga. Va būtent, tai tiesiog buvo nepriklausomybė. Kad tai yra esmė to, kad, žinai, kaip čia, žinai, pasakius. Nu, iš tikrųjų, visą laiką Vilnius buvo toks pat. Vilnius visą laiką buvo toks pat, suprantat. Vilnius visą laiką buvo toks pat. Tai va. Tarybiniai laikai, žinai. Nu, tarybiniai laikai, tai čia, žinai, yra kažkokia tai fikcija, kaip hui, suprasi, hui tu paimio, žinai. Hui paimio, žinai, kas tai yra tie tarybiniai laikai. Bet suprantat, visa tai, kas yra nepriklausomybei, visa tai, nu, norėta, būtent nepriklausomybė yra skirta daugiausia tik jaunimui. Kad jaunimas iš tikrųjų yra to, kas yra baimė, pabaiga. Kad jaunimas yra pabaiga. Todėl nesvarbu, kiek jiems metų, jaudinama X, Y, Z karta, suprantat. X, Y, Z karta. X, Y, Z karta, suprantat. Tai va. Jo, žinai, visos moterys, visi vyrai, žinai, visos moterys, visi vyrai yra agresyvūs. Jie yra agresyvūs, suprantat. Jie yra agresyvūs. Jo, jie yra agresyvūs. Jo. Nu, žinai, gamyba, tai čia yra nulis. Gamyba, produkcija yra visiškas nulis. Tai yra būtent Lidlas. Lidlo pastatas yra visa ko gamyba po tuo pačiu stogu. Būtent drabužiai, įranga, maistas, žinai, bet ypač drabužiai, vata, maistas, tai yra tiesiog Lidlas. Lidlas tai yra universalinė parduotuvė. Lidlas yra universalinė parduotuvė, tačiau universalinė parduotuvė reiškia, kad tai yra absoliučiai visko gamykla. Suprantat, maža vieta, kuri yra laikina ir sukurta jau, paprastų žmonių, yra visa ko gamyba. Yra visa ko gamyba. Suprantat? Va būtent. Visa produkcija yra labai paprastų žmonių gaminimas ten, kur niekas to nemato, labai laikinose vietose. Kodėl? Žinai, kodėl, nėra tokio dalyko, kodėl nėra tokio dalyko kaip didelės, gamyklos, kurios, kažką pagamintų, kurios, tiesiog kažką pagamintų, kurios, va būtent, tai yra, chemijos pramonė, kosmetika, chemijos pramonė, žinokit, chemija iš tikrųjų prasideda nuo vandens. Chemija tai yra vanduo. Tai yra chemijos pramonė. Tai va. Chemija tai yra būtent kažko atsiradimas vakuume. Tai yra chemija. Ja.
Bet žinai, tos gamyklos, žinai, yra būtent, supranti, būtent vandens principas, vakuumo principas. Suprantat, supratus gamybos principą, chemijos principą, supratus chemijos principą, paprasčiausiai viskas atsiranda iš nieko, suprantat. Žemė yra vakuumas, erdvė sukūrė terpę, vanduo yra terpė, erdvė sukūrė terpę, kuri būtų tankesnė. Vandens esmė yra, vandens tikslas yra tankesnė terpė, suprantat. Vandens tikslas yra tankesnė terpė. O saulės gamyba, žinokit, yra kažkas panašaus į karštą skystą metalą. Saulė yra karštas, labai skystas metalas. Tai va, saulė yra karštas, degantis metalas. Jo. Saulė yra karštas, degantis metalas. Be nuosėdų. Saulė tai yra skystis saulė tai yra metalinis skystis be nuosėdų. Saulė iš tiesų yra metalas. Tai va. Saulė yra metalas. Ir ką aš noriu pasakyti, žinai, kad dabar apie tas gamyklas ir kažkur aš nuklydau. Kažką norėjau, žinai, pasakyti svarbesnio. Aš, žinai, kažkur nuklydau. Tai va. Tikrovė yra tokia, kad žmonės turi gyventi mieste. Supranti, gyvent. Tiesiog, žinai, gyvent. Va. Ir dabar aš prieisiu prie to mažos teritorijos principas. Mažos teritorijos principas. Jis yra agresija. Tai yra agresija. Mažos teritorijos principas yra agresija mažose arba tiksliau tankiose gyvenvietėse. Maža teritorija yra tankios gyvenvietės, kurios yra agresija. Suprantat? Tai nėra darbininkai. Pacanai iš viso nėra darbininkai. Suprantat? Pacanai iš viso yra visiški bedarbiai. Pacanai yra visiški bedarbiai. Agresija. Agresija. Jo. Tai yra agresija. Bet kažkas ten yra tokio, žinai. Kažkas ten yra tokio. Tai va. Žmonės tik tai nekeliauja. Va būtent. Žmonės negali keliauti. Suprantat? Tai nėra kelionė. Tai yra mano būtent krempliai. Krempliai. Nėra kelionė. Va būtent. Verksmas miško planetoje. Didelis verksmas miško planetoje, vadinamoje Rusija, sunaikino viską, palikdamos tik gyvenvietės, kuriuose taip pat buvo aišku, viskas yra prie išnykimo slenksčio. Viskas yra prie išnykimo slenksčio. Tai yra naujieji verkiai. Miestai yra naujieji verkiai.
Tai va ten taip pat moteris supranta, kad yra pavojus. Tik tas pavojus yra tai, kad reikia kurti, kad jos būrėsi į socialinės įstaigas dėl to, kad nėra gamtos. Nėra gamtos, jos būrėsi į socialinės įstaigas. Tai yra vadinama CVLT. Ką reiškia CV, nežinau, bet gyvenimo... Va, tai yra CVLT, kitaip tariant. Gyvenimo aprašymas. Moteris būrėsi į gyvenimo aprašymas. Yra vadinamas labai dideliu, supranti, būtent tai yra kažkas, ką galima pasakyti tonų, supranti, žodžiais, žodžiais tu nusakai gamybą ir daiktus, žodžiais tu nusakinėjai daiktus, bet esmė yra tonas kalbant. Esmė yra tonas kalbant. Tikroji mūsų planetos padėtis yra tonas kalbant. O akys yra ogmijos. Tiksliau, reikia ištarti teisingai, teisingų tonų ir teisingų balsų. Ogmijos. Įsiminkit. Ogmijos. Tai yra akys. Ogmijos. Tai yra moterų akys. Ogmijos yra moterų akys. Nežinau dar apie ką kalbėti, bet dabar reikia kalbėti apie vandens valymą, supranti. Dabar reikia pakalbėti apie vandens valymą ir būtent sėslumą. Vandens valymas ir sėslumas.